Sinchroniškumai ir veidrodžiai. Toks insaitas šiandien atėjo ir įdomu ir informaciją pagauti, tiesiog sklandančią ore ir tirštai taip apgaubia ir vis pilnėja ir pilnėja, bet kažkur išverbalizuoti ją ir rašyti vis, ar tai ranka, ar balsu, garsu, ar ne, išreikštu. Kartais yra sudėtinga, nes ir viskas lieka galvoje, patyrime ir jausme. Bet nori, nenori, tas sinchroniškumas ir matymas, suvokimas, jisai išmeta, ta matrica išmeta tave į tai, kad tu privalai dalintis, tu privalai tai, ką turi savyje, išgyveni, jauti, girdi, suvoki, tu turi dalintis su kitais ir esi viso šio matomumo dalis, nes iš tavęs ir išeina šitas matomumas visas. Ir taip kaip mes jį gerinsim, turbinsim, šviesim, taip ir tokiame ir būsim tam matomume, ar ne? Ir tas dalinimosi ratas, jis yra būtinas, nesvarbu kokia tai yra energija, ar tai talento, pinigų, realizacijos, mylėjimo, jausmų, ar ne, santykių, bendravimo, nesvarbu kokia tai energija, jį grįš į jus ir tas pilnatvės pajutimas iš taško į tašką ir uždaromas momentas, kažkur dabartyje uždaromas momentas ateities momentuose. Tai yra taip įdomu stebėti. Kas mes esame ir kuom iš tikrųjų tampame, viskas yra mūsų viduje ir iš mūsų. Iš tiesų tai yra labai svarbus dalykai ir sąmoningume ir momente, jeigu išmoksime nuolat prisiminti tai ir būti tame, stebėti tai mūsų gyvenimas, mūsų tas matomumas ir realybė labai greitai pradės keistis. Ir tas stebuklas bus kiekvieną dieną, jis matomas, akivaizdžiai juntamas ir nesuvokimi dalykai pradės keliauti į jūsų patyrimus ir visiškai ta nauja dimensija, 5. ta dimensija pradės vertis ir matytis tas kelias, kad mūsų civilizacija, jinai turi tą didžiulį potencialą vis dėlto keliauti drąsiai ir daug sielų, daug žmonių, daug sistemų, kurios dalyvauja viso to kūrime, to kūrimo, perėjimo pradžią, ar ne, dalintis, keisti, rezonuoti vienas kitam, taip kurdami naujas civilizacijos veidą, kiekvieno elemento, momento suvokimą veidą, visiškai kitokius jutimus, išgyvenimus ir savęs identifikaciją. Tai yra visiškai naujas gyvenimas, visiškai naujas vibracijos. Ir kviečiu visus išeiti į tuos momentus, susijungti su visais, ir nes tie visi ne kas kitas esate jūs visame kame. Tai, ką jūs matot prieš save, ką jūs jaučiate čia ir dabar, ir kokią jūs ateitį įžvelgiate savo suvokimuose, visur, visame esate jūs pats iš šito dabar klausimo ir suvokimo taško. Labai noriu nuoširdžiai perduoti tą meilės vibracijos žinutę. Tegul jums visiems klausantiems atsidaro širdis ir išsipakuoja informaciją, atrakindama naujus suvokimus, naujus matymus ir jutimus. Mylėkit, mylėkitės ir būkit mylimi.